Atrodo, kad visos nerūdinčių plieno keptuvės yra vienodos, tačiau skirtumas tarp geros ir kokybiškos keptuvės ir prastos pigios keptuvės yra milžiniškas. Tai visa esmė - geras ir tolygus kaitros paskirstimas. Kokybiškos keptuvės ir jos dažniausiai yra gaminamos iš keletos sluoksnių. Tai viduje mes turime nerūdinti plieną, išorėje irgi nerūdinti plieną, o centre turime aliuminį. Pats nerūdintis plienas iš savęs jis nėra geras laidininkas, dėl to mums reikia aliuminio pagalbos. Tai kokybiškos keptuvės jos turi aliuminio šerdį per visą keptuvę ir tokiu būdu kaitra visur tolygiai paskirstoma. Pigesnės keptuvės jos dažniausiai turi tiesiog viengubą nerūdinčio plieno sluoksnį ir prie apačios, sakykime, kaip priklijuota dugna. Tame dugne irgi yra aliuminio, bet problema yra tame, kad mes kaitrą gauname tik tais dugne. Šonuose jau tos kaitros nebėra. Taigi kokybiškos nerūdinčio plieno keptuvės jos gaminamas iš keletos sluoksnių. Kitas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra keptuvės konstrukcija. Kaip jinai padaryta. Mes atstovaujame Olandų prekinį ženklą Scotsberg ir Scotsberg gamina savo keptuvės tiesiog iš dviejų dalių. Tai yra pati keptuvė, pati ta, sakykime, dalis, joje nėra jokio papildomo dugno, kaip ir minėjau, tai yra tiesiog 3 sluoksniai. Ir rankena. Rankena taip pat yra metalinė ir metalinė skirta tam, kad mes galėtume visą keptuvę dėti į orkaitę. Ir jinai specialiai padaryta būtent tokia plokštesnė, dėl to, kad kai mes ją imam iš orkaitės, mes galim uždėti rankšluostį ir rankšluostis mūsų rankoje nesisukinės, nes pati rankena yra plokščia. Tokiu būdu mes galime ją tiesiog tvirčiau suimti. Kitas labai svarbus dalykas, kaip rankena sueina su pačia keptuve. Tai būtent šiuo atveju jinai yra sukniedyta ir kadangi tai yra sukniedyta, nėra jokių varžtų, jie laikui bėgant neatsilaisvins ir tokiu būdu pati keptuvė daug ilgiau tarnaus. Taigi, kadangi nerūdinčių plieno keptuvės tarnauja ilgai, jos yra vienos universaliausių keptuvių jūsų virtuvėje, kadangi su jomis galima kepti viską, verta atkreipti dėmesį į ką jūs renkatės ir kokią keptuvę išsirinkate, kadangi tai bus vienas jūsų mėgstamiausių įrankių jūsų virtuvėje.